Sveiki, esu Rūta Černiauskaitė. Šiandieną noriu Jums pravesti labai gilią atsipalaidavimo praktiką, kuri vadinasi šavasana. Ši praktika yra taikoma hatha jogoje, kai žmogus pilnai atsigula ant žemės ir atsipalaiduoja. Pasiruoškite šiai praktikai, susiraskite patogią vietą. Galite pasitiesti jogos kilmėlį arba likti gulint savo lovoje ir atsipalaiduokite. Atsigulkite ant nugaros ir stenkitės pilnai atsipalaiduoti. Giliai įkvėpkite ir su iškvėpimu užsimerkite. Pajauskite savo kūną, savo kvėpavimą. Vidiniu žvilgsniu nuskanuokite savo kūną iš viršaus žemyn. Ir pajauskite, kurioje vietoje kūnas yra įsitempęs, kur norėtųsi nukreipti savo dėmesį, kad įvyktų toje vietoje gilus atsipalaidavimas. Jeigu sunku atsipalaiduoti, staigiai sutraukite visus raumenis ir paleiskite, atpalaiduokite. Pastebėkite, kaip jaučiasi jūsų kūnas. Ar jūsų kūnas yra įtampoje? Jūsų kūnas yra išmintingas ir jame yra sukaupta visa jūsų gyvenimo patirtis, jūsų mintis, emocijos, jausmai, pojūčiai, energija. Todėl ten, kur kaupiasi vidinės įtampos, tai gali būti susiję su tam tikromis emocijomis, mintimis, išgyvenimais. Ir šioje praktikoje leiskite sau pilnai ir giliai atsipalaiduoti, pajausdami kiekvieną savo įkvėpimą ir iškvėpimą, sutelkdami dėmesį į šią akimirką, į šios akimirkos pojūčius, kaip jaučiasi mano kūnas. Giliai įkvėpkite ir pajauskite, kad jūs įkvepiate naują ir šviežią, tyrą, gyvybinę energiją, kuri užpildo visą jūsų vidinį turinį. O su iškvėpimu pagalvokite, kad jūs paleidžiate vidinės įtampas, stresą, nuovargį, visą tai, ką jau esate pasiruošę paleisti. Su kiekvienu įkvėpimu pajauskite, kaip jūsų kūnas tampa vis sunkesniu, kad jūsų kūnas pradeda vis giliau ir giliau atsipalaiduoti. Atsipalaiduoja jūsų galva, jūsų akys, veido raumenys, jūsų mimika, atsipalaiduoja jūsų galva, kaklas, pečiai. Pajauskite, kad jūs įkvepiate malonę atsipalaidavimo energiją,
kuri toliau užpildo jūsų kaklą, krūtinę, jūsų pečius, rankas ir maloniai giliai atpalaiduoja. Jūsų kvėpavimas ramus ir tolygus. Visas išorinis triukšmas ištirpsta. Atsipalaidavimo bangoje, energijoje. Pajauskite, kad ši akimirka tai laikas sau. Susijungti su savo vidumi, su savo vidinė esatimi, pajausti, kaip kūnas pilnai atsipalaiduoja. Giliai įkvėpkite ir su iškvėpimu pajauskite, kaip atsipalaidavimo banga užpildo jūsų saulės rezginį. Atpalaiduoja nuo visų įtampų, baimių, stresų, išgyvenimų. Energija maloniai pasiskirsto, užpildo jūsų kūną. Atsipalaidavimo energija užpildo jūsų pilvą, juosmenį, visą nugarą. Pastebėkite, kaip jaučiasi jūsų kūnas, kaip kiekviena ląstelė, organai, sistemos pradeda maloniai atsipalaiduoti. Visos vidinės įtampos išnyksta, visi pergyvenimai išnyksta, pradeda valytis jūsų energija, pradeda valytis jūsų aura. Atsipalaidavimo banga užpildo jūsų pilvą, klubus, šlaunis, kelius, blauzdas, užpildo pilnai jūsų kojas. Pajauskite, kad kojos tampa lengvos, kad visas kūnas darosi vis lengvesniu. Jums tampa gera ir ramu. Pajauskite naują įkvėpimą, kai jūs įkvepiate naują, šviežią, tyrą energiją, kuri išplauna, nuskaidrina, atpalaiduoja jūsų protą ir išvalo jį nuo visų neigiamų minčių, įsitikinimų, programų. Pagalvokite, aš leidžiu sau atsipalaiduoti ir mėgautis šią akimirką. Aš paleidžiu visą kontrolę, leidžiu būti su savimi, patirti, išjausti, atpalaiduoti, pajausti vidinę ramybę, būnant su savimi. Ir vidiniu žvilgsniu nuskanuokite savo fizinį kūną iš viršaus žemyn ir pajauskite, pastebėkite, ar dar yra likę vidinių įtampų. Ar kūnui buvo lengva atsipalaiduoti,
o galbūt dar kažkur kažkas viduje neleidžia būti, patirti, atpalaiduoti, paleisti. Savo viduje apsispręskite ir pajauskite. Jeigu yra dar tam tikrose vietose įtampų, uždėkite savo rankas ant tos vietos ir pajauskite, kaip maloni šviesos energija užpildo tą kūno zoną, išvalo, išlygina, atpalaiduoja, užpildo, tam, kad jūs galėtumėte jausti harmoningą ryšį su savimi ir savo fiziniu kūnu. Pajauskite, kaip energija laisvai teka per jūsų kūną. Ją galite pajausti kaip šilumą, virpesius, bangavimus, nes būdami įtampoje mes nepraleidžiame energijos. Energija kažkur tai gali strigti, būti blokuojama. Bet kai viduje leidžiate savo patirti malonų atsipalaidavimą, visos vidinės įtampos ištirpsta. Liekate tik tai jūs ir jūs supanti maloni aplinka. Ir ramiai įkvėpkite. Galite dar pabūti kelias minutės šioje būsenoje. Ir kai jausite, kad esate pasiruošę, atsikelti, pajudinkite savo kojas, rankas, atsigulkite ant šono ir kai būsite pasiruošę, iš lėto atsikelkite ir nusišypsokite sau. Jeigu šis video buvo jums naudingas, paspauskite like ir prenumeruokite mano kanalą. Labai lauksiu jūsų atsiliepimų, ar pavyko jums atsipalaiduoti, kaip giliai pavyko jums atsipalaiduoti. Dėkoju jums.